buvo tikslesnis. Blue corner, World Champion WKF version, European British Champion WKF, World Champion Iska, Polish Muay Thai Champion, from Poland, Bartosz Butwina. Matome savo ekranuose Bartosz Butwina, būtent 2013 metų pasaulio Iska kickbokso čempionas ir jo varžovas Ignas Borysas. Pakėlęs būtent pasaulio čempiono pirštinę ir Ignas Borysas MMA kovotojas būtent Bushido džes taisyklėmis ir tai jo antroji kova pagal būtent šias K1 taisyklės ir Ignui Borysui iš tikrųjų tikras išbandymas, kuris perėjęs iš MMA kovų bando save realizuoti būtent šiose kovose stovėsinoje, tai sunku jam bus be abejo ir Ignas Borysas, sporto klubas Tsunamis, iš Kaunietis, visiems gerai žinomas, vienas iš įspūdingiausių kovotojų Lietuvos ir pavojingas kairiarankis Lenkijos kovotojas su mėlynomis pirštinėmis Bartosz Butwina. Turbūt vienas iš greičiausių kovotojų. Bartosz Butwina be abejo yra visada pavojingas kovotojas, daug pasiekė savo kovų nakautais, būtent Bartosz Butwina už savo nugaros turi 72 kovas, iš kurių 34 baigęs nakautais. Tai pavojingas Ignas be abejo Igno treniruočių partneriai, treniruočių treneriai, būtent Ilgaras Gružinskas be abejo tyrinėjo šį kovotoją ir paruošė specialią taktiką Ignui ir Ignas atidirbinėjo smūgius ir jam tikriausiai po biškį gaunasi, jam nereikia prisileisti, reikia eiti už rankos priekinės, kiek pataikė vieną breakfast smūgį būtent Ignui Borysui, sukrėstas Ignas Borysas. Tenka susikaupti, tik tai reikia Ignui Borysui vėl nedaryti klaidų, bet atakuoja, vadinasi nebuvo nei knockdowno, gal buvo paslydimas. Galėsim tai išvysti būtent pakartojame, o dabar vėl pagrįžtam į kovą. Ir Ignas Borysas tai be abejo irgi taip pat kovo 15 dieną Siemens arenoje KOK World Grand Prix turnyre, kuris taip pat įvyks Siemens arenoje, kur be abejo visus kviečiame taip pat į tą turnyrą. Ir matome pavojingą kovą, kur Ignas Borysas gali pasikeisti bent kada, bent kuri situacija, o Ignas Borysas pasižymė savo greičiu ir savo nenuspėjamumu. O Ignas Bartoš gal daugiau pusiškas kovotojas, turintis puikų kairį smūgį, kuris pasiekė daug savo kairį smūgį nakautų ir ieško jisai, kur įkišti savo ranką. Kur būtent kairį smūgį susiūti, kur yra atsidengęs būtent Ignas. Puikiai kombinaciją pramušė Ignas Borysas ir girdime, kaip būtent sekundantai Igno Boryso kartoja, kad Ignai rankas aukščiau rankas, tai turi Ignas laikyti aukščiau rankas, būtent nes tai iš tikrųjų pavojingas Lenkijos sportininkas. Puikiai kombinacija, be abejo, taip, taškų susidirba Ignas Borysas. Atsakė. Ignas atidirbęs puikiai savo kombinaciją, užeidamas už rankos, prasmūgioja koją. Pavojingas Bartošas, matome, kad kovotas su didelį patirtimi, jisai, kaip ir visi kiti kovotojai, žino, kad už nugaros yra iš viso 3 raundai. Tai tuos raundus bando realizuoti, būtent pasitaupydamas jėgas kitiems 3 raundams. Pavojingas raundas, iš tikrųjų lygus raundas, Ignas buvo sukrėstas po būtent breakfasto smūgio Bartošo. Labai sunkiai matomas toks smūgis. Reikia saugotis. Matome pakartojimą, iš tikrųjų sukrėtė Igną Borysą, tai buvo lengvas knockdownas, labai pavojingas Ignui, kur turėtų po šios būtent raundo padaryti išvadas būtent Igno Boryso kampas, kad nereikia taip žemai rankų nuleisti. Prasidės antras raundas, tuo naudodamis noriu pakviesti visus balsuoti būtent
vyksta rinkimai iki gruodžio 16 dienos, būtent Bušido geriausių metų kovotojo, kur Ignas Borysas užima puikias pozicijas. Visi prašome balsuoti internete būtent už mūsų kovotojus. Ir Ignas Borysas ar taps būtent geriausiu šių metų, 2013 metų geriausiu Bušido kovotojo vardą, irgi teks nuspręsti tai jums, žiūrovai. O dabar sugrįžtame į kovą ir Ignas Borysas, Bartoš Botvina. Bartoš Botvina mėlynomis pirštinėmis, Ignas Borysas raudonomis pirštinėmis. Lietuvos kovotojas sporto klubas Tsunamis. Ir Bartoš vėl bando tą patį pakartoti savo sėkmingą smūgį, bet Ignas jau laukia to smūgio ir... Padaręs išvadas. Be abejo, padarė išvadas ir... spaudžia Lenkijos kovotis. Ką ir sakiau, pirmą raundą pražaidė, antrą bando atsilošti. Tai dviejų šachmatistų kova, kai būtent galvoja, kaip apgauti, kaip išeiti, kaip nupiešti būtent paveikslą vienaip ir kitaip. Ir ringe turi daug mąstyti, ne tik tai vien tik tai mostikuoti rankom ar kojom, turi viską pasverti, sugalvoti, kaip ištraukti. Ir tu turi visą tai būtent dirbant aktyvų fizinį darbą, tu turi surasti būtent spragas, tai turi priimti spontaniškus greitus sprendimus ir visą tai tik tai Bušido ringe. Puikią kombinaciją atliko Ignas Borysas, prigriovė savo varžovą. Varžovas, aišku, užsidirbo vieną tašką, o tokioje vietoje varžovas turėjo savo kontrolę. Šachmatuoja vėl. Ignas Borysas bando biškį irgi perjauti savo, pasitikrino pirmą raundą, vieni varžovai žino, kas ką daro ir drąsesnė pasidarė. Ir Ignas Borysas drąsesnis, ir Bartošas drąsesnis. Ir tampa kova vis aštriau, įgauna karštį. Ir puikiai kova, ir Ignas Borysas vėl ūgioja. Gal Ignui reikėtų šiek tiek truputėlį daugiau susikoncentruoti. Puikiai kombinacija, Ignas Borysas atidirbęs iš tikrųjų. Puikiai mokykla, puikus treneriai ir iš tikrųjų galima džiaugtis, kad Ignas Borysas taip pat yra atstovas kudo sporto šakos, kur laimėjęs yra ir Pabaltijo čempiono vardą, ir Europoje daug skambių pergalių. Ir būtent šičia jam yra, kaip ir minėjau, naujovė, antra tik tai kova. Praeitą Siemens areną jis puikiai įveikė Vokietijos kovotoją. Šį kartą iš karto metė iššūkį pasaulio čempioną ir pasaulis čempionas. Kovoja iš tikrųjų labai sunkiai ir matome nežymę, bet pergalę būtent Igno pusėje. Ir tikslesnis Ignas, greitesnis Ignas, gal svoris tas pats šioje svorio kategorijoje yra 67 kg, bet Ignas Borysas, matome, iš tikrųjų yra greitesnis šioje kovoje, vadinasi, puikiau atidirbė savo kombinacijas, puikiau pasiruošė šį kovai. Finalinis raundas, Ignas Borysas, Bartoš Botvina iš Lenkijos. Ignas Borysas raudonomis pirštinėmis, Bartoš Botvina, kovotojas iš Lenkijos mėlynomis pirštinėmis. Ir lemiamas raundas. Puikiai kombinacija Igno Boryso, puikiai pasirinko taškus, matome, rodo Lenkijos kovotojas. Ateik, pasidalinam smūgiais. Bet Ignas niekada nesibijo dalinti smūgiais, visada pasiruošęs kautis sieną į sieną. Pavojingas iš tikrųjų kovotojas, Lenkijos kovotojas, kad ir prasileido daug puikių smūgių iš Igno, bet jis tiek eina į priekį ir nejungia atgal žingsnio. Vėl puikų smūgį Ignas, aišku, pavargo Ignas, rankos nuleidęs, reikėtų aukščiau rankas, labai pavojingas varžovas. Nors Ignas ir veda jau šią kovą ir taškais, bet reikia neatsipalaiduoti. Liko be abejo nedaug, 2 minutės kovos.
Iš tikrųjų, būdų jau pavargo kovotojai. Bet šitame svorį visą laiką yra įdomu žiūrėti kovą, tai greitis duoda kalbėti už save ir labai stiprus šios svorio kategorijos smūgiai. Būtent prieš tai matėme, kaip Olandijos kovotojas būtent nokautavo Davidą Danilą. Vėl puikiai apgavo, jie jau padarė žingsnį atgal, dešinę susmūgiavo Ignas ir taip vėl paimdamas savo tašką. Vėl į korpusas galva, puikiai išmano bokso techniką Ignas Barysas. Tai be abejo sporto klubas Tsunamis nuopelnas ir Igno Baryso pasiruošimas, nusiteikimas šį kovai. Puikus smūgis iš kelio šuolyje. Vėl per koją pataiko viens kitam, pasidalina būdų smūgis kovotojai. Liko 1 minutė, palaikom kovotojus. Liko visai nebedaug ir vėl puikus smūgis dešinė, tikslus Ignas šioje kovoje. Gerai mato savo varžovą ir vėl Ignas priverčia Lenkijos kovotoją trauktis atgal. Vėl dešinį šoninį stiprus smūgis, po tokio smūgio ne vienas po Igno smūgio būtent atsidūrė ir ant žemės. Bet Bartoš, matome, stipriai stovi, didelė patirtis ir be abejo žino, kaip atstovėti nuo tokių smūgių. Prieš tai mes daug matėme kovotojų, kurie net laikė Igno šoninių smūgių, kuris ne vieną pasiuntė į knockdowną ar knockoutą, o dabar Bartoš būtų vienas stiprus kovotojas prieš jį. Liko paskutinės sekundės kovos ir Ignas Barysas lipo į priekį, padarė savo galą ir be abejonės turėtų laimėti šią kovą Ignas Barysas, ką nuspręs teisėjai. Tikslesnis, greitesnis, geriau pasiruošęs, iš tikrųjų daug atidavė prakaito. Tai yra didelis darbas ir žiūrome, kokie bus patarimai, o galbūt ekstra raundas, gal mes suklydome, bet manau, kad turėtų būti Igno pergalė. Matome pakartojama, iš tikrųjų Ignas be abejo korpusas, galva žino, ką daro ir gaila nepataikė šio paskutinio smūgio šoninio. Kovotojus apdovanoti kviečiamas imtynių meistras Artūras Skardžius. Laukime verdikto. Puikiai kova, graži kova dviejų techniškų kovotojų. Taip, mes nesuklydome, Ignas Barysas švenčia pergalę. Ne kiekvieną dieną tenka nugalėti pasaulio veikiantį čempioną, būtent ne praėjusių metų, ne kitų metų, būtent šių metų. Ir Ignas Barysas, sveikiname su pergalė, puikiai pergalė, puikus rezultatas.